Tėvų svarbiausia pareiga – parodyti vaikui dvasinį kelią. Nukreipti į dvasinį tikslą. Tikslas yra Dievas. Taip? Taip, pažiūrėkime, Patarlių 22.6, ką rašo. Patarlių 22 skyrius, 6 eilutė sako, parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, ir pasenęs jis nenukryps nuo jo. Parodyk vaikui kelią, reikia. Taip, taip. Reiškia. Aišku, šiais laikais dauguma tėvų šito įsakymą nevykdo, nes ir patys to kelio neturi, ką gali parodyti kitam, kaip pats neina to kelio. Nieko neišmano dvasiniuose dalykuose. Jiems patiems reikėtų įsigyti kažkokios išminties, dvasinių savybių, kad galėtų tą vaikam perduoti. Tai čia kitas klausimas. Reiškia. O tėvai privalo dvasinius dalykus, dvasinę išmintį perteikti savo vaikams. Yra privalomas dalykas. Žiūrėkim 78 psalmę, paskaitykim 78 psalmę nuo 3 iki 8 eilutės. 78 psalmė sako nuo 3 iki 8 eilutės. Ką girdėjome ir sužinojome, ką mūsų tėvai pasakoja mums, neslėpsime nuo jų vaikų ir pasakosime būsimai kartai apie Viešpatę šlovę, jo galybę, stebuklus, kuriuos jis padarė. Jis davė liudymą Jakube ir išleido įsakymą Izraelyje. Ką jis įsakė mūsų tėvams, jie turi skelbti savo vaikams. Privalo tos įstatymus Dievas skelbti savo vaikams, kad ir busimoji karta ateityje gimsantieji vaikai žinotų ir skelbtų savo vaikams, o tie turės savo vaikams paskelbti, reiškia. Kad jie pasitikėtų Dievu, nepamirštų Dievo darbų ir laikytųsi jo įsakymų, toks nurodymas. Žiūrėkim, einam prie Toros, 6 skyrius Toros, 6-7 eilutė. Tora, pakartoto įstatymą, knyga, 6 skyrius, 6-7 eilutė. Pakartoto įstatymą, 6 skyrius, 6-7 eilutė. Šie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbite, pasilieka tavo širdyje. Mokyk jūs savo vaikus ir apie juos kalbėk sėdėdamas savo namuose, būdamas kelioniai, guldamas ir atsikeldamas. Ar tu gulies ir kelies ir kelionė ir namuose, mokyk visą laiką, ieškok progos vaikui perduoti šitos dalykus. Tai yra Toros įsakymas. Pirmiausia, aišku, kaip sakau, tėvas pats turi, arba motina patys turi turėti šitos dalykus, kad perduotų, neperduos tas, kas neturi. Šitas įsakymas bus neįvykdytas. Kaip žinot, vaikas, jis turi būti apmokytas, paruoštas gyvenimui. Tėvai turi suprasti, kad pats savaime vaikas, kad imtų gyventi dieviškomis vertybėmis, tai yra labai retas atvejis gyvenime, maža tikimybė. Todėl tėvų pareiga nukreipti į tikslą, kaip strėlę į taikinį. Dėl ko lygina vaikus su strėlėm, o tėvus su lankininkais. Per auklėjimą ir apmokymą vaikas turi būti kreipiamas. Žinoma pavyzdį, aišku. Jeigu matys vieną, jeigu tėvas sakys vaikam, jo alkoholis, negerk vaikelį, nieko, pats išgerinės savaitgalis, tai vaikas rimtai nežiūrės į šitą auklėjimą. Pats tai geria, man sako negerk. Jeigu geria, matyt gerai. Taip, jis turi matyti, kad tėvai patys tuo gyvena, tai tada jis rimtai žiūrės, bet jeigu sako vieną, ne, vaikeli, tu nesikeik, negalima pats jisai, jeigu nevokti negalima vaikeli, čia nuodėmė, pats matys, kad vagia kažkur, tai ar žiūrės vaikas rimtai į tą auklėjimą, aišku, nežiūrės. Čia tėva turi ir pats gyventi tuo, tėvas duot pavyzdį, motina, mokyt vaikus ir auklėt vaikus turi. Kad vaikas pasiektų dvasinį tikslą, jis irgi turi būti, 3 dalykus turi. Jis turi būti gerai paruoštas tėvų, apsaugotas nuo blogos įtakos ir į teisingą taikinį nukreiptas. Tėvai irgi privalo paruošti vaiką taip, kad jis nenukryptų į šalį, judėdamas gyvenimo keliu, reiškia, rūpestingai. Ir jeigu tėvai yra išmintingi, tai jie į vaikų ydas nežiūrės pro pirštus. Tėvų funkcija ne tik tai, kad vaiką aprengti, pavalgydinti, bet ir padėti tas ydas nugalėti. Kiekvienas turi ydų. Kiekvienam vaikui tokia pagalba reikalinga. Kiekvienam. Nėra vaikų, kuriam nereikėtų tos pagalbos. Pažiūrėkit, sako Patarlių 22.15. Patarlių knyga 22.15. Pažiūrėkit. Biblija sako, kad kiekvienam vaikui tokios pagalbos reikia. Sako,
Kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies, bet pamokymo rykštė išvaro ją. Kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies, bet pamokymo rykštė išvaro ją. Nereiškia supras, kaip sakykime, fundamentalistų, reikia vaikus daužyti. Daužyti lūktą prašiausiai. Ne, pamokymo rykštė. Čia kalba apie disciplinavimą, apie sustabdymą, apie sudrausminimą, taisyklių kažkokių nustatymą, pamokymą, ne tai, kad reikia vaiką sudaužyti. Pasimti kažkokią lenciūgą ar mušti. Palikti savygai vaiko tėvai negali. Reikia padėti sudarkyti. Daržo taigi nepalieka niekas savygai, arba net gėlių vazonėje ant lango nepaliksi savygai, nepalaistas ar neprižiūrėjęs. Taigi, kad 24 sako. Reiškia, kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas įmyli, laiku jį baudžia. Čia kalbama apie discipliną. Rykštė tai, sudrausminimas, sustabdymas jo, nelydimas kažko, griežtas, bausmė kažko. Daugiausia žodžiu galima parodyti tą discipliną vaikui. Nelepinti per daug irgi vaiko negalima. Tai reiškia, neleis daryti, ko nori. Nes daugelis tėvų galvoja, kad aš būsiu geras tėvas, gera motina, jeigu viską leisiu vaikui daryti, ką tik jis nori. Nors blogai kažką matai, kad nori, blogai, neteisingai darė, bet vis tiek leis, kaip tu dabar vaikui atsakysi, o paim ir atsakei. Prastai. Neleidži daryti, ko nori. Toks drausminimas padeda išrauti iš vaiko sielos, dar nesuformavusios, ydas. Nes vaikystėj ydas lengviausia yra išravėti. Paskui, kada žmogus suauga, sustabarėja, įsisenėja, būna daug sunkesnis variantas. Čia pats lengviausias. Kalba, kaip lengva išmokti vaikystėj. Ar mes dėjom kažkokių pastangų, kad išmoktum tą gimtąją kalbą. A kas gyvena dvikalbė ir dėjo vaikas, jis 2 kalbas išmoksta, 3 kalbas netgi jau aplinkui girdi. Labai lengva. A dabar jau suaugusiam žmogui kalbą išmokti, kiek jam reikia pastangų įdėti. Su vaikas labai lengvai, sako, kai jaunystė, kur palenksi medį, ten jis ir suaugęs bus pasvyręs, sako, reiškia, šventas raštas. Taigi, tėvai privalo ne tik nustatyti taisyklės vaikams, bet dar ir stengtis vaikui išaiškinti, padaryti suprantamą, dėl ko tos taisyklės reikalingos. Kad ne tik tai vaikas nuoklai, darau, kad tie blembati tėvai taip nori, ką padarysi, paskui neduos man su kompiuteriu žaisti, jeigu aš to ir to nepadarysiu. Paprasčiausiai. Jis dėl to daro, ne, kad jis po truputį dar suprastų. Čia auklėjimas irgi bus ne visiškai, jeigu tik tai taisyklės, disciplina, bet vaikas net nežino, kuriam gal to reikia. Tai va, dėl to, tik tai reiškia, dar išaiškinti, kam tos taisyklės, kam ta disciplina reikalinga. Auklėjimas negali būti vien tik tai nurodinėjimas, negali vien tik baudimas būti. Auklėjimo esmė vaikui padėti suprasti, kodėl vieni dalykai leistini gerai tai jos daryk, o kiti dalykai ne, tu venk, nedaryk jų. Kodėl Dievas vienus dalykus draudžia, kitų susileidžia, ne? O tokie sunku metafizinį klausimą jiems išaiškinti. Kodėl negaliu daryti, ko noriu. Ir kaip noriu. O yra kažkokia tai tvarka. Žiūrėkime, Patarlių 28:7 sako, Patarlių knyga 28 skyrius, 7 eilutė sako, išmintingas sūnus laikosi įstatymo, o lėbutoj draugas daro gėdą tėvui. Tai vėlgi žiūrėti su kokia kampanija. Labai svarbu žiūrėti, kad su lėbutai susidraugaus kokiais. Tai tėvam tik tai gėdą padarys paprasčiausiai. Na, visi nori, kad vaikai būtų išmintingi. O išminties pagrindas įstatymo laikymasis. Dar kad suprastų, kad nori jis tą darytų, ne tik tai, kad priverstas. Arba tu laikysi įstatymą, arba užmušiu. Negali būti tokia, jis turi pats suprasti. Šitą va čia menas, kaip tėvai turi prinešti. Tėvų pamokymai, normos, įpročiai, suformuotos vertybės vaikystėj, elgesys, gyvenimo būdas daro poveikį ir tai lydės tą vaiką per visą gyvenimą iki senatvės. Kaip mes skaitėm, reiškia, jeigu parodyk su vaikui kelią, tai jis nenukryps jo net ir senatvėj. Kad tokį auklėjimą vaikui suteikti, pirmiausia, patys tėvai privalo mylėti Dievo įsakymus. Semti žinių privalo. Ir taikyti savo įsakymus gyvenime. Bet Dievo įsakymo pamilimo, pamėgimo, jos pačiam ir suaugusiam žmogui bus sunku. Žmogus turi ne tik tai, kad Dievo įsakymą laikytis, jis turi tą įsakymą mylėti.
Nu, tada ir vaikam labai lengvai perduosi, paprasčiausiai. Vaikas, jisai kaip sugeriamas, jisai sugeria, kas tėvam patinka, ką jie myli, ką jie mėgsta, ir jie perima greitai. Susiformuoja. Ir tada bus galima įdiegti tos įstatymus savo vaikams. Pažiūrėkim dar kartą Torai tą vietą, pakartoto įstatymo 6 skyrių, 6-7 eilutę. Pažiūrėkim, kad tas įstatymas iš 2 dalių susideda. 6 skyrių, 6-7 eilutė. Žiūrėkit, sako, šitie žodžiai, kuriuos to šiandien pasilieka tavo širdį. Pirmiausia, įstatymas skamba, jie turi širdį pasilikti, žmogus turi būti prisirišęs pats prie tų įstatymų. Ir tada tik sako, mokyk jų savo vaikus apie juos kalbėti. Pirmiausia, ne taip, kad mato, kad patiems tėvam ten nelabai tas rūpi, nelabai vertinama, nelabai didelė vertybė kažkaip iš pareigos, tik tai prašiausiai. Nu, tai ir vaikas nepersisems, jis nepamilstų įstatymą. Neįdėk šitą prašiausiai. Mokyt vaikus Dievo žodžio tiesų. Su meile drausmint siekiant juos pataisyti. Tai va, sustabdyti blogus polinkius pakeis. Tai nėra senamadiška, o būtinybė visais laikais, visose visuomenėse, visose šeimose. Taip ir kokie bebūtų vaikai, kad jie kaip strėlės, kad jie skristų, jie turi būti paruošti tam skrydžiui per gyvenimą, kaip strėlė paruošta gerai tam tiesiam skrydžiui. Rūpestingi tėvai stengiasi savo vaikus nuo šiame pasaulyje tykančių pavojų apsaugoti, sulaikyti nuo veiklos, kuri gali padaryti žalingą poveikį vaikui. Taip, reiškia. Sulaikyti, kad nebendrautų su tam tikrais asmenims, kurie darys blogą įtaką. Nepatiks dažnai vaikui, kada tėvai jam pasakys ne. Vaikas žinau, kad taip, daryk, ką nori, bet kada pasako, ne visada jam nepatiks, už tai tėvų pareiga siekti nepatikti vaikui, pataikauti vaiko įgeidžiams, bet formuoti jį kaip asmenybę, jo moralę, jo vertybės formuoti, pačias svarbiausias žmogaus savybės. Svarbiausias žmogaus savybės - sąžiningumas, gyvent pagal sąžinę. Empatija, mokėti kitą žmogų užjausti, įsijausti. Gebėjimą mąstyti, svarbiausia, ir susilaikymą. Kad ne viską, ką aš staigiai sugalvoju, koks noras atėjo man tie emocinis ir aš jį turiu realizuoti, vykdyti. Po kurių dalinių pirmą apmastyti, analizuoti, ar jis geras, ar jis reikalingas, kuriam mokėti susilaikyti. Tai va, to svarbiausios savybės - sąžiningumas, empatija, gebėjimas mąstyti ir susilaikymas. Todėl visiškai nereikia bijoti, kad tėvams, kad, kaip aš čia dabar vadovausiu savo vaikui mažam. Jis mažas vaikas, turi vadovauti. Turi jam pabūti galva kurį laiką. Bijo tėvai kartais nustatyti vaikui griežtas ribas, irgi kvailystė, ypač šiuolaikiniai tėvai. Tai kaip tik čia meilė yra, tas kartais griežtumas. Vat. Toliau. Ateis laikas gyvena, kai vaikas supras, kada jau turės pakankamai protą, įvertins šitos tėvų auklėjimo niuansus ir bus dėkingas. Tai vat vaiką lygiai taip pat reikia labai gerai nukreipti į teisingą tikslą, labai nutaikyti, prašiausiai. Funkcija tiek tėvui, tiek motinai šitą priklauso. Ne taip, kad vieni sako, patriarchaliniai visuomenė sako, ne, čia tėvo funkcija auklėti. Feministė sako, ne, motina pagrindinė funkcija atlieka. Patarlių 1.8, žiūrėkit, kaip sako. Patarlių knyga, 1 skyrius 8 eilutė, sako. Sako, mano sūnau, klausyk tėvo pamokymų ir neatmesk motinos nurodymų. Ir to reiškia klausyti pamokymų. Su vaikais irgi tas pats. Suformuoti, kol tu padarysi iš jo kažkokias ten vertybinę sistemą, jam įdėksi. Kol tu nukreipsi teisingą tikslą, visai kaip su lanku. Savaime vaikas brandžia asmenybė retai išauga. Vis dėlto. Kaip ir strėlė. Atsitiktinai kažkur šauta, labai retai pataikysi į taikinį, į 10. Labai retas atvejis, iš milijardo gal vienas. Deja, šiais laikais ypač daugelis tėvų nelinkę pernelyg stengtis. Tėvai renkasi lengviausią kelią. Aprūpinti, pamaitinti, aprengti. O kas gera, kas bloga, formuoti vertybės, patys jie jų neturi tėvai. Tai pastebėkit, dauguma vaikų apie tas moralinės vertybės, apie seksualinius santykius sužino ne iš tėvų, iš interneto, iš mokyklos,
kokių nors lytinio švietimo pamokų, iš draugų, iš gatvės susirenka tas informacijas. Iš kiemo, iš televizijos. O iš tikrųjų, taip neturėtų būti. Tokie moraliniai dalykai būtent turėtų būti tėvų formuojami. O tėvai kaip tik net nusisuka, labai patenkinti, vai bus lytinio švietimo pamokos. Viską vaikas ten mokyklą sužinos. Ką ten išmoks vaikas? Kaip gerai yra lytį keisti, kad čia labai normalu. Jau užsienį mes matom, kai maži vaikai kastruojami realiai. Aš va kitaip nepavadinsiu šitą dalyką skaitimą. Tai yra mažų vaikų kastravimas. Leidžiame jiems pasikeis lytį. Realiai iškastruojami yra, sužalojami. Nebeturės nei palikonių, nei ką, paprasčiausiai. Berniukas su 9 metų ar 10 nori lytį pakeisti. Tai čia siaubingas dalykas yra. Visus šitos dalykus ne kažkokias ten mokyklos turi aiškinti. Tai yra tėvų, tu nėra pasitikėjimo tarp tėvų ir vaikų, va kas yra. Ir tėvai jaučia, kad nelabai jais pasitikė, ne, geriau kaip kas nors kitas. Ne, vis tiek geriau negu internetas. Kad tėvai auklėtų, pasakytų, kas yra sąžininga, kas yra dora, kas yra moralu, kas leistina, kas neleistina įvairiuose dalykuose. Kiek leistina, kada leistina, kam leistina. Visus šitos dalykus tai sužino, bet patys tėvai nelabai žino. Tai va, pasakyti dažnai vaikui ne, tėvai šiuolaikiniai neturi charakterio, tiesiog neužtenka jam charakterio. Kaip čia pasakysi ne, paprasčiausiai. Tačiau dėl tokio nusikalstamo nuolaidžiavimo vaikai ateityje gali turėti rimtų problemų. Vis dėlto. Auginti vaikus yra ir darbas sunkus, ir dvasinė tarnystė Dievui. Dievas šitą sielą atsiuntė būtent tiems tėvams. Ta siela patikėjo būtent tiems ir tiems tėvams. O kartu ir įpareigojo rūpintis, atsakyti, vykdyti tam tikras funkcijas. Ir už visą tai teks tėvams atsakyti Dievui. Todėl tėvai turi stengtis. Tėvai turi iš vienos pusės vaikus visapusiškai palaikyti, paremti juos saip, psichologiškai, emociškai, tačiau iš kitos pusės jiems tėvai privalo neleisti peržengti tam tikrų ribų. Padarumo, moralės, tvarkos kažkokių ribų, bendražmogiškų normų, Dievo įstatymų ribų paprasčiausiai. Iš vienos pusės mylėti ir lepinti, iš kitos pusės pratinti prie disciplinos. Tai toks aukso vidurys ir tas turi būti paprasčiausiai. Beje, daryti buvo berods Kanadoje tyrimai, kad būtent tokia subalansuota auklėjimo forma labai naudinga. Taip auklėti vaikai yra labiau savim pasitikintis, lengviau bendraujantis, laimingesni už tuos, kurių gimdytai arba per daug nuolaidus viską leidžia, arba per daug griežtus nieko neleidžia. Tai turi būti toks subalansuotas, tas. Tai jeigu tėvai parodys vaikui kelią, tai iš tos gyvenimo linijai seks visą gyvenimą, kaip sakėm, patarlių 22.6. Nukreip vaiką, parodė kelią, tai jisai iš jo neišeis į senatvę. Kaip ir viskas, Biblija yra išmintinga.